paskutinės sekundės, tuoj iš šito kalnelio pamatysim jūrą. Sveiki, brangus Delfi žiūrovai, bėgantį vasarą Lietuvoje, anksčiau ir vėliau vis tiek atveda į šį tašką ant Palangos tilto. Taigi, mūsų komanda Gamtos ateitis projektas Tvari Lietuva ir misija Išpakuok Lietuvą sveikinasi iš pajūrio, iš nuostabiausio taško vaizdo, kur žmonės visi relaksuoja gamtoje ir gaudo vasarą. Nors šiandien nėra saulės, tačiau akivaizdu, kad emocija ir pojūtis yra patys geriausi. Susipažinkime su šio miesto gamtos entuziastais, tikromis legendomis. Pakalbėkime apie gamtą, apie rūšiavimo supratimą ir apie tai, kaip mums pavyksta čia išlaikyti šią aplinką tokią gražią ir tvarę. Likite kartu. Šiandien laidoje matysite. Jaunimas nerūšiuoja, atsiminkit, jam nėra kada. Jie tucinasi. Ui. Vienu momentu guli, deginasi, taip sakykime, 200-300 tūkstančių žmonių, nes mūsų ta riba yra 25 km į paplūdimio. Prie manęs guli kojinė kažkino, tekstilė, būtinai išmesime. Aš noriu priminti, kad šios laidos yra skirtos nominuoti tikrus gamtos čempionus. Todėl siūlykite online. Čia jūsų? O, super, labai gerai atradom. Matot, aš komunaliniam pradirbęs Palangos 46 metų. O, tai jūs viską žinot. Viską žinau. Klausimas. Italija? Ispanija? Ne. Atsakymas. Mūsų Lietuva, kur galime pasimėgauti nuostabią vasarą ir fantastišką gamtą. Širdis dainuoja, mes turime tokius gražius rūmus, tokį gražų parką čia Palangoje. Wow. O su manimi yra Palangos meras. Sveiki, gyvi mere. Labą dieną. Tai pirmiausiai iš karto apie Palangą ir vasarą, kai milijonai čia žmonių pravažiuoja. Kaip tvarkote su atvykusių žmonių pakuotėmis ir tai, ką jie palieka po savęs? Labai džiugu, kad žmonės sąmoningėja, rūšiuoja, kultūringėja ir miestas, matyt, matosi labai švarus yra. Žinoma, visko būna, negali sakyti, kad kai atsikeli viskas yra švaru, bet naktį visko būna. Nepatikėtume, jeigu sakytumėt, kad viskas idealu. Ne, nėra idealu, nebūna idealu, turbūt po tokio srauto žmonių, tarkim, ar po festivalio kokio nors, ar po koncerto, natūralu, ta prasme, kad žmonės visai būna, bet sakau, noriu pasidžiaugti, kad jeigu lygintumėm 15 metų atgal ir dabar, tai kaip diena ir naktis skiriasi žmonių kultūra. Ką komunalininkai teigia, kad irgi, ta prasme, žmonės pasąmoningėja ir tikrai matosi, kad jie stengiasi, rūšiuoja ir daro. Po eilinio vasaros vakaro, ar ne, visoje Palangoje, ir ypatingai prie tilto ar Basanavičiaus gatvėje, ką pastebit, tai kokių pakuočių yra daugiausiai, ką reikia išpakuoti, išrūšiuoti? Tai tos atliekos pas mus yra labai, labai aiškios. Arba tai yra kavos puodeliai vienkartiniai, arba tai yra kokie nors skardinės, limonado, kitų gėrimų gali būti. Bet čia pasirūpina žmonės su aromatais, matyt. Taip, tai aš manau, kad tikrai pasirūpina žmonės, nes pavyzdžiui, paplūdimy, kai vienu momentu guli, deginasi, taip sakykime, 200-300 tūkstančių žmonių, nes mūsų ta riba yra 25 km į paplūdimio, tai iš tiesų komunalininkai sako, kad kai atvažiuoja vakare, tenka nedaug surinkti atliekų, nes jos pasiema jas į taromatus kiti žmonės. Na, o pagal rekomendacijas Palangoje atvykstame pas ponę Laimutę, nes žmonės kalba, kad tai yra tikra gamtos entuziastė, rūšiavimo čempionė. Labadiena, ponė Laimutė. Labadiena. Tai tikra palangiškė būsit. Taip, vietinė nuo senovis. Nu tai kaip šitas sezonas, kaip vietiniai sako? Sezonas normalus, priklauso nuo gamtos. Nu, ačiū Dievui, nieks nebeverkia. Ne, nieks nebeverkia. Ypatingai rugpjūtis bus geras. Va, su optimizmu reikia kalbėti. Mes labai su optimizmu rugpjūčio mėnesį. Tai jūs esat rūšiavimo entuziastė. Nu kaip, aš savo kiemą tvarkau, kaip matote. Labai jaukus kiemelis. Ačiū. Kokią čia tvarką esat padarius? Bet aš viską išrūšiuoju. Jie metai bendrą. Čia jūsų mišrios yra? Mišrios, bet aš paskui užsidedu pirštinis ir rūšiuoju. Jaunimas nerūšiuoja, atsiminkit, jam nėra kada. Jie tucinasi. Ką daro? Tucinasi. O aš, kai jie išvažiuoja, pasiimu pirštins ir rūšiuoju. Kur buteliai, kur plasmasė, kur popierius. Nu, negalėjau juos dabar išauklėti per 3 dienas. Taip. Ir ką jie čia tada turi mest? Jie taip pat viską meta. Visur meta, kai... Ir aš vėl rūšiuoju. Nu, labai mėgstu tvarką. Tai jūs kaip rūšiavimo centras. Turbūt. Matot, jeigu valstybė išleido, priėmė tokį įstatymą, reikia vykdyti. Tai kaip tą jaunimą įtraukti rūšiavimą? Kaip įtraukti? Reikia auklėti nuo šeimos. Tik tai.
Tik nuo šeimos priklauso. Jeigu šeimoje rūšiuoja tėvai, tai rūšiuos ir vaikai. Mano toks yra išvada tokia. Yra du būdai pamatyti Palangą iš viršaus. Šis populiarus, bet mokamas ir mūsų laidoje nemokamas. Na ir Palangoje turime rūšiavimo iššūkį su dviem nuostabiom poilsiautojom. Kuo vardu? Viktorija. Ir Laura. 3, 2, 1, važiuojam. Pakavimo plėvelė. Kur? Plastikas? Metam? Metam. Plastikas, laiškas, plastikas, nes yra plastiko. Ir Gerai. Purvina kosmetinė servetėlė. Mišrios. Mišrios. Okay. Šalti pelenai. 15 sekundžių lieka. Ko šalti pelenai? Mišrios. Mišrios. Jiem kažką paduosi. Cigaretės nuorūka mišrios. Keramikos duženos mišrios. 10 sekundžių. Laikraštis popierius. 5. Plakatas 4. popierius. Vadovėlis 3. popierius. 2. Stiklinė indas Stiklas. Stiklas. Jau net žodžiai susivėlė ant galo. Nu, tai va, tai duokit 5. Nu, fainai, šaunuolės. Bere, jūs pasirūšiuojat. Žinoma. Tai gerai, pabandom truputėlį. Suskilę akiniai nebereikalingi, sudužę, kur reikėtų mest? Geras. Į stiklą? Į mišres. Į mišres, supratau. Tai nepataikiau. Gerai, bandom tada toliau. Stiklas. Į stiklą? Liuks. Gerai, suplyšusios kojinės. Į tekstilę? Gerai, skutimosi peiliukas, skutimosi būtent priemonė. Į metalą. Į mišres. Į mišres. Supratau. Ponas Petrai, Antanai, kaip jums Palanga? Ar tvarkinga, ar graži, ar žmonės myli gamtą? Matot, aš komunaliniam pradirbęs Palangos 46 metų. O, tai jūs viską žinot. Viską žinau. Nu, tai pasakykit dabar, kokia teisybė. Nu, dabar nebėra tokį, kai buvo biški anksčiau. Tai kaip buvo? Nu, matot. Atsimenu laikus, kada nebuvo tų jokios plasmasės. Linkėjimus siunčiam su teta Bete iš Palango. Ui, Nebijak, nu kur tu bija? nu Jau gerai. kad pašneku, kur tu čia Nu, dabar? kaip gražiai šneka. Visi televizijose klausia, ką rodyti, kad žiūrovai žiūrėtų. Pati geriausia televizijos laida, pasižiūrėkit. Gamta, harmonija ir ramybė. Palangiškiai, kiek metų esat? Nu, 12 metų, kai gyvenam Palangoj. Taip gyvenom Telšiuose, dabar senatvėje sugalvojom į Palangą, į kurortą, pušis, nu jūra, nu ko reikia geriau. Onutė Dzūkijos karalaitė. Vida. Tai ką veikiat Baltijos jūroje? Kaupuojam jodu. Aš kaupiu jėgas ir ilginu savo gyvenimą. Trukmę gyvenimo ilginu. 3, 4. Kartonas. Nu tai kartono konteineris popierius. Į popierių. Sąsiuvinis, manau, irgi į popierių turėtų eiti. Plakatas į popierių. Kur stiklas ir plasmasė. Stiklinis ikruindas. Laikraštis į popieriaus. Laiškas irgi turėtų, manau, į popierių. Pakavimo plėvelė. Nu, 10 sekundžių lieka. pelė, mėlyni konteineriai. Vadovėlis į popierių turbūt, bet, nu, čia dėl jo truputį pelenai. 5, 4, 3, 2, Į mišres. Į mišres. 1, 0. Nu, kaip ponė sekėsi? Man geriausiai sekasi. Man tai jau super. Aš smagiausia, greičiausia ir jauniausia ir dar gražiausia. Eičiau ir išsimaudyčiau šiandien čia pat jūroje, bet raudona vėliava negalima. Nepaisant to, kad yra saulės ir vos 18 laipsnių šilumos, aš noriu pasakyti, kad fantastiškas jausmas yra praeiti bent 100 metrų pajūrių ir išsivalyti galvą nuo visų minčių. Bičiuliai, bet dar nepamirškite, kad šios laidos yra skirtos nominuoti tikrus gamtos čempionus. Todėl online siūlykite tavo miesto, tavo bendruomenės iniciatyvas projektui Tvari Lietuva ir už visą tai balsuokite specialioje Delfi platformoje. Na, o mūsų komanda Gamtos ateitis jau rudenį išrinksime tikrus gamtos entuziastus ir būtinai juos apdovanosime. O dabar apdovanokime save, gamta, kurią dovanoja mums Lietuva.